Neįtikėtinas, beprotiškas, neapsakomas finalas iš visų pusių. Kaip tu jį apibūdintum, kas čia ką tik įvyko tokį? Manau, niekas nesitikėjo tokio finalo, tai patys net nežinom, kas bus, kurį laiką, tai lietus, bet nežinau, viskas susiklostė neblogai, aišku, norės laimėti, bet Danijos Stalis vis dėlto parodė, kad vis dar yra sporto viršūnėje ir yra tikra lengvos atletikos legenda. Buvai vienintelis, kuris atlikai metimą dar prieš tą ilgai sustabdymą. Kaip jau tada atrodė situacija ir supratai, kad jau tuo čia stabdys varžybą? Šiaip tai, aišku, tas pirmas labai atsargus metimas buvo, bet su Danieliu irgi pašnekėjom, kad mums tas sektorius nebuvo toks slidus kaip kitiems sportininkam. Priklauso, aišku, nuo batų ir nuo technikos, tai aš būčiau ir tęsęs varžybos, aišku, bet siek daug man pasakė, kad nori sustabdyti, tai dėl to ir stojo. Visgi sidabro medalis ir kiekvienas medalis kažką reiškia, kažkam yra skirtas, galbūt turėdamas dabar jį ant kaklo, kažkam norėtum jį skirti, padėkoti kažkam už jį ir apskritai apie ką tas medalis yra. Tai aišku, visada dėkingas visiems žmonėms aplink save, tai treneriui Mantui Jusiui, taip pat Mohamedui Starai, su kuriuo dirbom 4 metus, dabar keliai truputį išsiskyrė, bet niekada nežinau, gal ir vėl tie keliai grįž susikirs, tai aišku, šeimai, visiems palaikusiems, tai iš tikrųjų palaikymą iš aplinkinių ir iš komandos tikrai turiu begalinį. O bandymo metu atrodė, kad trauma ar kažkas, kas tam buvo? Tai ne, per apšilimą sutraukė 2 blauzdas, tai paskui man ir sutraukė tas blauzdas ir buvo sunku mesti po 4 ar 5 tam bandymą, kur iš vis jau taip truktelėjo, kad biškai jau skaudėjo. Pasitraukė dėl to, kad staigus judesiai buvo? Aš nežinau, tai apšilom, sustojom, apšilinėjom, sustojom, kūnas kiek dehidratavo, nors ir bandžiau palaikyti tam elektrolitus visą kitą, bet taip jau iš nuovargio tikriausiai spėjau. Kūnas davė signalus ir sutraukė. Andrius minėjo, kad būtų sutikęs pirmadienį varžytis, mesti diską, kaip jūs reagavote į tą pasiūlymą pirmadienį varžytis, daryti čempionato tą finalą? Aš jau buvau nusteikęs dalyvauti, tai tikrai norėjau dalyvauti. Būtent dėl to oro sąlygų ar galima sakyti, kad šiandien buvo kova ne tik su varžovais, bet pirmiausiai su savimi, kuomet yra sustabdymai, vėl sugrįžtama. Reikėjo turbūt psichologiškai viduje stipriai irgi sukovoti ir atstovėti, susidėlioti mintis. Tai aišku, tai kiekvienose varžybose būna to kovos su savimi, aišku, priklauso nuo situacijos. Tai šį kartą tokias aplinkybės, tai sportininkai tiek, geriausi sportininkai prisitaiko ir taip viskas iš tikrųjų neturi ko nuskūstis. Labiau šias varžybas prisiminsi dėl tų sustabdymų, dėl lietaus ar dėl iškovotos antros vietos ir medalio? Manau, viskas susideda į vieną prisiminimą, tai tikrai įsimintinas varžybos. Kokios buvo mintis prieš tą paskutinį stalo metimą? Aš ne visada bandau save kreipti dėmesį, negalvoju, jau tikrai nekabinu savo medalio anksčiau laiko, ruošiausi 6 bandymui, kad ir koks jis bebūtų, tai bandžiau koncentruotis į save. Dėl ateities, kokie artimiausi planai, artimiausių savaičių grįšite į Lietuvą pailsėti? Grįšiu į Lietuvą keliom dienom, 3-4. Matėm įvairių bandymų ir skirtingais batais mesti, ir apsivyniojus batus, ir kojines užsidėjus, ar pačiam nekilo kažkokių idėjų ir kaip atrodė tie kitų disko metikų bandymai tą lietų nugalėti? Tai priklauso, man asmeniškai tas lietus dėl slydimo faktoriaus nebuvo, aišku, šlapia tikrai nesmagu mesti ir diskas gali išslysti, bet tai kiti meta su kitokiais batais, kitokia metimo technika, tai visi, kas kaip gali, bando pagerinti situaciją, tai man nuskilo, tikrai nesiskųsčiau per daug to slidinėjimo.